Labadiena visiems. Šiandieną mes svečiuojamės Biržuose ir kalbame su Biržų rajono tarybos nariu, judėjimo Biržų atgimimas nariu ir kiek sužinojame ir pirmininku Liutauru Variakoju. Sveiki, gyvi. Labadiena. Taigi, darbas taryboje. Sakykit, koks pirmas įspūdis ir kodėl pasukote link politikos? Link politikos mane gal čia patys politikai ir išprovokavo pasukti. Nes čia tokia gavus istorija prieš keletą metų, vėlgi toks, kaip sako, gal nuo pinigų prasidėjo. Sporto rėmimas, pinigų skirstimas Biržų rajone, mane pribloškė toks, kaip sakyt, neteisybė. Teko pasibart su tuometinė valdžia ir pastebėti tokį dalyką, kad tiesiog pinigai dalinami tam, kam reikia. Kas turi savo draugų, pažinčių. Ir tom sporto šakom skiriami pinigai turite. Jo, ir tom sporto šakom, nes kažkaip taip labai įdomiai gavos. Tai sakau, mane į politiką įtraukė patys politikai. Aš nesiveržiau jokių būdų, man ten sakiau, aš niekad gyvenime nesiveršiu politiką. Tai čia galim padėkoti tai buvusiai mūsų valdžiai. Ir koks tas įspūdis, kas yra ta politika? Nesigailite, kad tuo keliu einate? Aš stengiuosi gyvenim niekad nieko nesigailėti. Nes, kaip pasakyti, jeigu gailėti savęs, tai čia jau blogai. Reikia žiūrėti visada teigiamai. Netgi kaip tas posakis, nėra ta blogas, neišeitų gerą. Tai aš kažkaip irgi vis žiūriu tą, kad ir politika atėjus, pamatyta virtuvė iš vidaus. Ir tas mūsų atgimimo judėjimas pats man kuom patiko, kad tai buvo nepartinių susibūrimas. Aš visada sakydavau, kad man partijos iš principo jos yra tokios, nenoriu negražiai kalbėti. Tai gal praleiskim. Tai paprastai sakykim taip. Tai yra idėja pati, kaip ir visų šitų nepolitinių organizacijų Lietuvoje, dirbti savo krašto naudai. Būtent ir mūsų tokia misija yra, kad kas susijęs su biržais, su Biržų kraštu, visais kaimais aplinkui, kad visiems mūsų Biržų krašto žmonėms būtų geriau gyventi. Ir atėjusi taryba toks pasimato, vėlgi, politinių susitarimų, tokių, tokia šūdų krūva, atvirai pasakius, taip lietuviškai. Grubiai, bet taip, lietuviškai. Ir tas knisinėjimas, jis toks gaunas, pasirodo, kaip aš sakau, kiaulydė ir po mėšlą knysas. Tai taip ir gaunas. Ir toks gaunas. Ir kaip anksčiau būdavo. Tai čia mes tokie atsiradom, raštė subiniai visiems. Jūs dabar esate opozicija. Opozicija, jo. Tai netgi mes tokia, ta netradicinė opozicija, kaip nepartiniai, nepriklausom jokiom partijom, kaip ten konservatoriai, socialdemokratai ir liberalai. Tai mes ir gaunam tokie kaip raupsuoti, prie mūsų nieks net jungtis nenorėjo iš principo. Tai mes kaip ir opozicija gaunas, tai tokia situacija labai įdomi. Nors, kaip aš sakau, neturiu politinės patirties, man sunku pasakot, kas buvo iš seniau, tik tiek iš tų pletkų gali sakyti, kad visi sako, dar taip nėra buvę. Anksčiau praėjo rinkimai, visi nusiramino, postelius pasidalino, kėdės įsidalino ir visi dirbo iki sekančių rinkimų tylu ramu. Rinkimai praėjo ir patys tie senbuviai sako, tai mes įsivaizdavom, dabar bus ramu ir vis tiek jūs čia mūtinat vandenį. Mes nemūtinam vandenį. Mes, jeigu yra kažkokie negerovės, tai mes jas ir žiūrim, keliam. Kas keičiasi? Dabar priminėjimas biudžetas, ar ne naujasis, ir sporto rėmimas vėl. Ar keisisi kas nors sporto rėmime, ar pavyko kažkiek įtakoti, ar tos pačios problemos išliko? Biudžetas yra toks irgi įdomus. Įsivaizduokit, dabar šnekant apie biudžetą. Labai fainai sportoje atsirado daugiau pinigų. Tai dabar, jeigu pernai buvo 60 000 išdalinta pinigų, šiemet 100 000. Bet kapstant giliau... Darbas praskaidrėjo? Labai tikiuosi. Pernai nustebino maloniai, kai nereikėjo eiti špaguotis ir draskyti krūtinės dėl pinigų. Nes kažkaip ten, parašius programas, sporto klubai visi kaip ir gavo pagal parašytas programas, o ne pagal švagerystės. Tai negirdėjau nei vieno nusiskundimo, kad kažkas sakytų, kad nesąmonė. Čia Tadas Špokas iš klubo Agaras vadovas taip net nusistebėjo, sako, motokrosas dar gyvenim tiek pinigų nėra gavęs, sako, kažkoks stebuklas čia vyko. Tai aišku, aš jokių būdų prie to neprisidėjau ir negaliu savo kabinti medalio, bet galbūt
tai įtakojo prieš 2 metus istoriją, kai teko tikrai pasipykti ir pareikalauti skaidraus pinigų skirstimo. Tai, skaidraus vertinimo rezultatų, tai ir komisija buvo pakeista skirstimo. Tai kažkaip tikiuosi, kad pagerėjo. Tai šitas klausimas jau demokratiškai. Bent jau pajudėjo gerąją pusę. Tai va dabar žiūrint apie biudžetą, šnekant sportą, tai sportas 100 000, viskas gerai. Bet dabar žiūrėkime, yra sporto centras. Pernai dabar nepasakysiu pinigų, šiemet yra skiriama beveik 800 000 eurų. Ir kai tarybos praeitam posėdį klausiu, pranešėjus. Bazų išlaikymai, darbuotojams. Jo, atlyginimai, bazų išlaikymai, tai apie tai gal biškai plačiau. Tai praeitam tarybos posėdį aš ne tą puslapį pažiūrėjau, sakau, tai pinigai, skiriame 6 000 eurų. Pranešėjau, sakau, dabar žiūrėkit, sakau, tai tą sporto mokyklą dar pretenduosi, tą 100 000 eurų kažkas ten dalinai. Tai supranta, čia ir sporto varžybom pinigai skiriami ir tam ir bet 3 ir 10. O ten tai eilutė čia vardino, kur tik atlyginimai 600 000. Viskam yra 800 000. Bet žiūrėkit, sporto centrui 200 000 keliauja pinigų. Aš čia suapvalinu, aš į centus nenukrypsiu, aišku. 200 000 keliauja tik tai sportiniai veiklai vystyti. 600 000 tik atlyginimams. Atlyginimai, tai yra 37 etatai, bent jau buvo dabar gal kitis, koks ten plius minus vienas kits. Esmė kokia? Kad yra daug trenerių, atlyginimai geri, blogi, aš negaliu diskutuoti. Šnekant apie klubus, kurie nėra sporto mokyklos, ten, kur treneriai turi patys save išlaikyti, tai dažniausiai iš vis be atlyginimo dirbantis. Aš kiek, pavyzdžiui, žinau, jeigu šnekant apie motokrosą konkrečiai, tiek Agaro, tiek Ponoro, pavyzdžiui, vadovai, jie negauna jokio atlyginimo visiškai. Tiesiog privatus klubai, taip? Jie, privatus klubai gyvena tik iš rėmėjų pinigų. Dabar sporto centras gauna 600 000 atlyginimam, paskaičiuokime etatus. Direktorius, direktorius pavaduotojas, finansininkė, apskaitininkė, kompiuterio specialistė pusę etato, viešų pirkimų specialistė pusę etato, ten kelios valytojos, 2 vairuotojai, kiemsargis. Žinokit, aš įmonė, 178 žmonės dirba, aš tokios prabangos saulės negaliu. Tai irgi tie etatai ant tiek išpūsti, dar kas juokingiausia, kai parašau raštą, užklausimą, tai gerai, įvardykit, kas konkrečiai kokį atlyginimą gauna. Direktorius, pavaduotojas, finansininkė. Aš atsakymų negaunu. BDRas. Tai dabar, skamba juokingai. Aš bendrą tai sumą matau. Tai jeigu dabar mes einam link finansų, tai mes turim žinot kiekvieną konkrečiai eilutę. Kiekvieną etatą, kur, kas, kad mes galėtumėm optimizuoti, pagerinti ir taip toliau. Tie patys 2 vairuotojai autobusiukai. Jeigu autobusiukai nuvažiuoja 2 pagal jų paskaičiavimą 25 ir 35 000 km, yra 60 000 km. Tai gal pagrindinės savaitgalis į varžybas vežame, ne? Ok. Vairuotojai gauna atlyginimą. Taip. Dabar padalinkim tos kilometrus iš darbo dienų, ten vienam vairuotojui nėra kas veikti. Man iškart pasakė, tai klausyk, taigi vyksta varžybos, iš karto reikia 2 autobusiukais vežti. Nuvalio. Vienas autobusiukas yra reikia autobusų vairuotojo kategorijos. Tvarkoj. O kitas autobusiukas. B kategorija. Eilinis. Mes visi vairuotojai, vairuojantį bet kokį kibiriuką turim B kategoriją, galim autobusiuką vairuoti. Tai aš labai abejoju, kad jau tie treneriai, kurie važiuoja varžybas, nesugeba pavairuoti autobusiuką, ar jie piknaudžiauja linksminamaisiais gėrimais, kad negali pavairuoti, ar kaip suprasti, aš nežinau. Nes aš jeigu pats važiuoju varžybas, sakykim, tai aš ir fūrą nuvairuoju varžybas, ir varžybos dalyvauju. Yra tekę ir sulaužytam būti per varžybas, ir mane kolega parvežė su tą pačią fūrą į ligoninę. Taip gyvenam, mes neturim tokias problemas. Matote, kad šitoje srityje galima dar optimizuoti ir stupis lėšų, ar ne? Aš kiek žinau, dar gal klubuose ir mokami klubai tie, ar ne, kur į būrelius lankantis vaikai moka? Įvairiai. Aš nesigilinu, aš tikrai nesakysiu to, ko nežinau. Aš tik sakau, ką galiu pasakyti, konkrečiai kalbant apie sporto centrą, kur yra didžiulės lėšos skiriamos atlyginimam, pertekliniam etatam vienareikšmiškai. Nes kaip pasakom, kad negali nebūti kasininkės, nes buhalteriai negali priimti pinigų, tai žinokit, neverk nejuoktis. Tai čia tas pats eilinis treneris, jis gali ant kasos tos kvitelius rašyti sėkmingai ir pinigėlius surinkti. Čia nereikia išradinėti kažkokią dviračią. Tai pas mus prikurta etatų tam, kad tik tai jų prikurt. Tai tie pinigai labai neracionaliai nukeliaus. Aš matau tik tai vienas sritis sporto, bet aš kiek sugalvoju, tai yra daug sričių. Daug. Tai aš kalbu dabar šiuo metu apie sportą dėl to, kad teko sporto centro truputėlį
kapstyti, kaip sakau, po dokumentus. Ir va, dėl to pasimatė ir žiūrint va, visas kitas įmonės, tai čia lygiai tas pats. Bet kuri šitą įstaigą, valdišką, kaip aš sakau, bėda. Nu, bėda. Tai mes vėlgi, mus kaltina kaip atgimimą, kad o, jūs čia tik tai problemų ieškat, jums čia viskas blogai. Nu, nėra mums viskas blogai. Mes norim, kad visiems būtų geriau. Tai nereiškia, kad turi būti geriau vadovam tų įstaigų. O kas yra gerai biržvadginimai? Ką gero galite pasakyti? Gero. O, nu tai gero, tai vat, iš dabar vat, praeito tarybos posėdžio, vat, vėlgi, grįžtant apie tą patį sportą, buvo biudžetas svarstama ir sugudravo valdantieji. Tai dabar pinigų skirimas, jeigu pernai buvo 60 000 ir jos išdalino pagal parašytas programas, tai šiemet jie atskyrė 75% aukšto sportinio meistriškumo sporto šakom ir 25% jau visiems kitiem našlaičiam. Nu, viskas kaip ir būtų tvarkoja. Kas aukšto meistriškumą? Tai negana to, dar jie sugalvojo, kad tai čia darbydo, aš tokį pletkų lygį gavau grasinimą, kad mes tas čia techninės sporto šakas vis tiek nubuksuosim, čia savo padarysim vis tiek. Pabandė, nepaėjo. O kaip pabandė? Aukštą sportinį meistriškumą, o olimpiniams sporto šakom išimti ir papildomų balų. Ir kaip pavyzdys, olimpinės sporto šakos gali surinkti 100 balų, o neolimpinės 80. Ką tai reiškia? Tai visos sporto šakos, kurios neolimpinės, jos gali pretenduoti iš karto į 20% mažesnę pinigų ir sumą, jeigu netgi parašys idealiai visą tą programą savo ir taip toliau. Jau nešnekant, kad aukšto meistriškumo ten bus reikalų parašyti programą. Tai visą laimę kažkaip, sveikas protas nugalėjo ir netgi aš pats buvau nustebęs, kai įnešiau pasiūlymą išbraukti aukštą meistriškumo, ta prasme, olimpinių sporto šakų prioritetą, suvienodinti visas sporto šakas, nes, biržai mes nesam tokie labai olimpiečiai, mes neturim nei Meilutytės, nei kitų garsių olimpiečių. Gal turėsit? Tikiuosi. Bet tai nereiktų... Baseiną bent jau turite? Ežerą turim, bent 2. Tai jau sėkmingai galim plaukti. Vasarą bent jau. Tai va. Sporto kompleksas statybos vyksta, sustoja, kas tai dabar yra? Statybos vyksta, sporto kompleksas teko apsižiūrėti, viskas ten kaip ir gražu, statybos vyksta. Kada planuojate daryti? Oi, negreit, tikiuosi nebus čia Vilniaus stadiono likimo. Bet jau... Tendencijos panašiai? Ne, gink dieve, nenoriu nušnekėti, jau čia apkaltęs, sakės, jau atgimimas vėl čia skundžias viskom. Tikrai žiūriu labai pozityviai, tikiuosi, kad bus gerai ir labai gerai ir turėsim ir sporto kompleksą ir visi sportuosim sėkmingai. Būsim geri ir vandens prileisim baseiną, tai viskas turėtų būti gerai. Kupiškis pasistatė baseiną. Irgi ilgai, bet pasistatė. Tai mes gal kažkaip pasistatysim, taip jau. Aš tiek pesimistiškai nenudedu, nėra tai blogai. Taip, dar vienas džiaugsmas, kabutėse skaudulys biržiečiams šilumos ūkis, ar ne? Yra kokių nors poslinkių mažinti tas šilumos kainas, nes kiek žinau, turbūt didžiausia kaina, ar ne, Lietuvoje yra biržiečiams. Tai bent jau čia pirmoje vietoje mes jau lyderiai Lietuvoje kainom. Daug metų. Daug metų ir kažkaip tų pozicijų neapleidžiam, niekam neleidžiam įsiveržti į priekį. Tai panašu, kad tas pozicijas ir išlaikysim, nes po susitikimo su ponu Germanu čia buvo tokia irgi įdomi istorija, aš nelabai supratau iš tikrųjų, nes Facebookas įdėjo skelbimą savivaldybę, kad susitikimas vyks 1 valandą, o sužinau realiai, ten kokią minutę prieš pietus, prieš 12 valandą. Tai aš po pietų čia planavau darbus ir į susitikimą. Tai iš susitikimo su visuomenė buvo praktiškai nieko. Tai keliamės tarybos nariai buvom. Berods vienas biržietis buvo ir spaudos atstovė viena. Viskas. Dabar kas, laukia vėl investicijos į šilumos ūkį? Tai dabar valdantieji planuoja investicijas, čia dabar šneka apie 4 milijonus, bet jūs žino, kaip būna, pradžia 4, paskui gaunas ir 8. Ir 8, kaip jau pasiseks. Kiek pavyks išpešti iš tarybos, turint daugumą, tai čia galim prabalsuoti kaip reikia. Ir tų lėšų norint visada atrandam. Čia, kai sportui prašai pinigų, tai tada jų niekad nėra, nes jau tokia jau skilė, kad jau visai blogai. Ten, kur reikia, atsiranda. Ir randam. Ir pasiskolint galim, viskas ten gerai. Tai va, žinokit, man kas taip užkliuvo. Tai iš to pokalbio beklausinėjant, taip prasitarė Litesko atstovas vienas, kad kažkaip ir sporto statomo komplekso jau čia ta trasa 500 000 eurų jau susitarta. Tai sako, ką, susitarimai yra? Ne, čia nieko mes nesakėm, viskas čia gerai. Bet taip jau gavom suprast, kad susitarimai yra valdančiųjų. Reikės pašildyti kompleksą. Nes meras irgi, kaip keistas susitikimas jau buvo su atstovu to Germanu prieš
susitikimo su visuomenė. Tai aš nežinau, kodėl meras visuomenės bijo, nes tas kambariukas va toks kaip čia, tikrai nedidelis. Tai reikia sutarti visuomenė pasakyti, ištransliuoti vieną žinutę, kad visi susitarę būtų. Oi, nežinau, žinok, susitarimas ten labai įdomiai, bet kad jau nutarta, nuspręsta, tai čia tikrai blogiausia, kad iš tų... Investavus 5 milijonus, kas keisis? Mažė šilumos kaina? Brangs? Nu kaip gali mažėti? Tik brangs gali. Pas mus, žinokit, mes kai diskutavom dėl šiukšlių pabrangimo, tai pas mus biržos pabrango nedaug, nemažai 67%. Ir Prancas, Panevėžio direktorius irgi čia, tai čia ten tie nusamdyti konsultantai pasakoja, kaip čia viskas pabrango, kaip viskas blogai čia Lietuvoje. Sakau, o gal jūs nepasakot, kas blogai, sakau, o ką jūs padarėt, kad tą kainą sumažinti? Vat aš pats kaip vadovas įmonės, pernai metais mums savininkai uždėjo planą sutaupyti 75 000 eurų. Tokį planą uždėjo. Įmanoma ar neįmanoma? Mes pasukiojom pirštą prie smilkinio, sakam, švedis išprotėjo. Jeigu jūs direktorius, tai gal įmanoma. Jeigu jūs dar direktorius. Geras atsakymas. Tai ir iš tikrųjų, žinokit, mes sutaupėm apie 80 000. Pasistengti labai nereikia. Ir kai visi pasakoja, kad čia taip viskas subrango Lietuvoje, čia niekas neįmanoma. Įmanoma. Bet reikia dirbti to klausimą. Jūs manote, kad, sakykim, tos valstybinės įmonės, jeigu jos šiek tiek protingiau žiūrėtų, galėtų mažinti kaštus? Be abejo. Jeigu verslas sugeba. Bet jiems to nereikia. Tai tas pats dabar šilumos ūkis, jeigu grįžtam prie Litiesko, bet vėlgi, to pačio Germano žodžiai, sako, pagal dabartinę situaciją teisinę, mums neapsimoka taupyti pinigų. Nes tą, ką jie sutaupė, jie turi iškart mažinti kainą ir, jiem jos kaip ir atim. Tai jie dabar netaupo nieko, dirba nuostolingai, sako, mes dirbame nuostolingai, ko iš mūsų norit, mes minusė sėdim. Tai gerai, bet kai nuo to tai nemažėja. Aš puikiai žinau, kaip galim finansus padaryti. Jeigu norit grafiką nupiešti, aš jums galiu nupiešti kokį tik noriu. Labai gražą, bet labai pesimistinį. Čia tik manipulacija su skaičiukais. Grafikėlis. Kurio atskaitos taško nupiešti, čia gali pripaišytų kreivų, ką. Tai buvo kalbų tada perimti šilumos ūkį vėl savivaldybės rankas, gal tai būtų išeitis? Nėra tokių minčių. Tai būtų išeitis. To paties klausiau vėlgi pono Germano. Jis paprastai sakė, sako, mūsų niekas net nekalbina. Jeigu mes sulauktumėm iš dabartinės Biržų rajono valdžios pasiūlymą dėrėtis dėl šilumos ūkio perdavimo biržai, mes su mielu noru sėstumėm prie dėrybų stalo ir dėrėtumėmės. Tai nereiškia, kad tai nieko nekainuotų biržam. Jie iš savo dėrybinės pozicijos, aišku, turėtų savo sąlygų, kurias reiktų įvykdyti. Aišku, jie savęs nenusiskriaustų. Bet mūsų valdančioji dauguma nedėrėtis nenusiteikus. Ir aš nesakau, kad perėmus šilumos ūkį kažkas čia stebuklingai pasikeistų. Ne. Bet, kad pakeisti šilumos ūkį biržiečių naudai, tai turėtų dirbti žmogus suinteresuotas biržiečių gerovę. Nepelno, tai ne tai, kad nepelno siekiant įmonę, bet įmonė, kuri dirbtų su tą idėją, kad turi būti visiems biržiečiam gerai. Kuri galėtų optimizuoti iš kaštus, ar ne? Optimizuoti. Dabar žiūrėkit, pavyzdys Litiesko ir Biržų ūkis. Tai tas pats, kas dabar išnuomavot kažkokiam, vėlgi nenoriu negražiai sakyti, žmogui būtą savo 30 metų, kaip pavyzdys, ne? Ir jis 30 metų neinvestavo nei vieno centą į tą būtą, jį nudergė iki negalėjimo. O ko tu nori, sako, pažiūrėk, čia viskas, langai sudūžė, kiauri, vėjas švilpė, sako, čia. Mes sutartį nepasirašėm, kad aš tau tvarkysiu langus ar kažką. 30 metų, kaip aš jau naudojęs, taip ir numiniau iki galo. Tai ir gražins? Ir tokį gražins. Tada vėl naujos investicijos atnaujinamos. O jeigu mes investuosim dabar tos 4 milijonus, tai kai baigsiu sutartis, taigi jie sakys, tai palaukit, mes investavom dabar. Mums prašom, gražinkit. O jeigu ne, pinigų neturit, aišku, rajonas pinigų neturi. Tai tęsim sutartį dar 30 metų. Mums to reikia, abejoju. Tai jeigu dabar valdantieji to nebus, mes čia galim pafantazuoti. Sėstų prie dėrybų stalo, sakyt, tai gerai, tai mes dabar dėliojam, kaip mes atsidalinam ir modeliuokim, kad dabar persiema Biržų savivaldybė į savo rankas šilumos ūkį. Ūkis yra būklės, tragiškos. Aš buvau, Katilinėje, kad ir pavyzdį, tiek Kaštono, tiek Čerotučias, kur yra. Žinokit, kaip iš to filmo apie Černobylį. Tai tumblerė visi kaip buvo ten, čia tai muziejus. Veikiantis. Tai jūs įsivaizduokit, kokio lygio tas šilumos ūkis. Tai vėlgi, ta pati savivaldybė, netgi persėmus tą ūkį, turėtų įdėti pinigų į modernizuoti, tvarkoja. Bet
Dabar šnekant apie šildymo kainas, tai vėl reikia modeliuoti scenarius. Buvo iššokę dujų kainos nesmoningai. Karas, bėda, nelaimė, taip. Elektros kainos buvo sušokę irgi bėda. Bet dabar norint, netgi paprasčiausiai, dabar jie komusikuoja kokią kortą. 25 metai, čia išmetimo normas, čia tragedija, viskas, čia reikia būtinai modernizuoti katilinę. Su dabartiniais dujiniais katilais galim nieko nedaryti. Kuriant tik su dujom. Su dujom bus žiauriai brangu. Ok, bet modernizuojant vis tiek šiluma brangs. Tai nemodernizuojant, neįkišant 4 milijonų eurų, galim sėkmingai su dujom, sakykime, surizikuoti. Tai alternatyvus kuras koks yra šilumos? Dujos. Dabar yra, pavyzdžiui, dujos ir žiūrint pagal dabartinės kainų tendencijas, kai Rusija kaip ir, ta visa nesąmonė susireguliavo, dujų kainos jau yra visai patrauklios. Šiuo metu taip. Šiuo metu. Ir jeigu būtų ūkiška įmonė, neturi reikšmės koks pavadinimas Litesco ar ten kas bebuvę, tai sakykime dabar atsisako visai čipsų, tų katilų, kurie čia blogi. Uždarom, tai mažėja darbuotojų etatų. Nes tau nebereik nei traktoristų, tas pjuvinas ten kilocų traktorių, nei ten katilų ten prižiūrėti. Labai supaprastai. Daugelis iš mūsų turim dujinės katilus namie. Ar mes turim kažkokį kuriką ar dar kažką tokio? Taip, jeigu labai pagal visą teisybę reiktų vieną kartą per metus padarai profilaktišką ir ramiai gyveni iki sekančių metų. Rizika kaina, bet mes negalim užsidėti visokių saugiklių ant kiekvieno, pasaulinio kataklizmo. Mes neapsidrausim. Nes tie visi apsidraudimai, jie kainuoja pinigus. Mes galim pristatyti 10 skirtingų katilinių ir sakyti, šiandien pigiausiai su čipsam, rytoj su granuliam, poryt su angliam, dar kažkada su dujam, o dar kažkada su šilumos siurbliu ar ten... Nuspėti negaliu tokiu. Nenuspėsim. Tai mes galim spėlioti čia labai daug, tai čia tokia labai spekulacija. Tai vėlgi, kaip aš sakiau, persėmus ūkį stebuklų tikrai nebūtų, bet persėmus ūkį laimėti tos metus kitus laiko ir, pavyzdžiui, pasišildyti su dujom ir tikrai, supaprastint galim. Šnekant apie katilinės, dabar vėlgi, kas labai nepatiko iš Litesco ir dabar, kaip pavyzdys, Kaštonų katilinė mums netinka, čia per didelė sena, čia viskas bėda, mes statom šalia naują konteinerinę. Dabar logiškai pagalvoju, jis turi dabar didelį garažą, ne? Ne, man jis per didelis, dabar mažą garažiuką kompaktišką statysiu. Tai kas gaunas? Ta garažą palieka, jie kitaip palygina, sako, yra stalčius, o buvo reikia dėžutės. Ir dabar ta degtukų dėžutė tam stalčiui mums čia kaip ir prapuola nereikia. Tai gerai, bet jo ateina vamzdynas, visi elektros įvadai, viskas yra. Tai pastatyk naują katilą, valio. Nepatinks toks, susidenkit naują. Langai mediniai ten tokie griūnantis, nedažyti. Susidėk plastikinius. Grindis blogas. Nėra problemos, bet naujas grindis. Tikrai ne tragedija, ne karvė kainuoja. Pastatai patys geri. Tai man čia iš mūsų valdančiosios daugumos liberalas. Sako, supranti, tai Kaštonų katilinės jos priduoti nebeišeis. Čia senas, jau klausytas, supranti, kad jau priduota kaip katilinės. Per pridavinėti nereikia iš naujo. Čia ne iš ne stomatologijos kabinetą renginėjom, ta prasme, kamis. Tai dabar jūs norit, sakau, leisti Litesco statyti naują, investuoti projektą, statyti katilinę, tą palikti savivaldybės, ant savivaldybės sprando. Ir ją išlaikyti, jinai kainuos, ir papildomai jos išlaikymas kainuos. Ta prasme, einama lengviausių kelių, ar ne? Naudingiausių Litesco. Naudingiausių Litesco, ne biržams. Ne, biržam, tai čia biržai kažkaip, tai nežinau kodėl, ir kaip taip yra, kad tai biržai kažkaip paliek nuo šaly. Yra to, biržiečiai įsirenk valdžią, pasižiūrėt įsirinko, dauguma, socdemai, fine, viskas gražu. Ir kas? Niekas nepasikeitė? Niekas nepasikeitė. Čia kaip tam multikai, ar ne? Maištininkas žuvo, taip gyvoja drakonas. Panašiai taip. Tai va, drakonas. Ką nors šviesaus galite pasakyti pabaigai biržiečiam? Šviesaus. Kad jūs nenuleisit rankų ir prižiūrėsite valdančią daugumą. Tai mes nenuleisim rankų, mes jų nenuleisim. Dar esam jauni ir naivus, dar tikim į šviesų rytojų. Turim dar tokio, kaip sakyt, užsispyrimo ir tikrai vilties, kad tie rinkimai greit ateis po 3 metų ir biržiečiai įvertės mūsų darbus, kaip valdantieji be pikto. Mes tikrai nieko blogo biržam nelinkim, tik tai gerą.
Aišku, yra toks posakis, kaip sako, kelias į pragarą gerais norais grįstas. Nu, tai, va, tai nėra tai, ką mes čia grindžiam kelią į pragarą. Mes tikrai siekiam pačių geriausių rezultatų biržom, norim pasimti geriausias patirtis iš kitų rajonų. Norim pasidžiaugti mūsų, galim sakyti, kolegom, nes tikrai partiečiais nepavadinsim, tai yra tie patys nepolitinės organizacijos, kurios persėmė. Tas pats Panevėžys tvarkos, manau, ir nėra blogai, nors irgi visokių juodinimų. Tai va, daug tų pavyzdžių yra. Mes tengiamės pasimti kas geriausia, neužlipti ant to blogojo grėblio. Tai va, į partijas nesišliejam, neplanuojam kažkokio pereit, kaip čia nenori vėlgi negražiai įsireikšti per visas partijas, kaip vieni ten ieško, kur tik kas šilčiau toj bėga. Tai vėlgi, žiūrėkit, ta pati dauguma. Nu tai jeigu tu įsišliejai prie daugumos, tai gavai postelį, čia kėdė, čia tas, čia nas, čia giminės, čia artimiai, čia portfelis. Dabar tas pats mūsų meras. Patarėjos, 2 vicemerai. Nu tai visiems padalinti reikia, nu kitaip, blogai. Nes per silpną tą daugumą gavas, tai reikia prisirinkti iš visų pakampių, susibūrti ant tą būrelį, ir dabar pridalino tų postų, o dirbti nėra kam, su kompetencija bėda. Meras pats per posėdžius tarp įstatymų maišasi, tai jeigu dabar vėl prie to pačią sporto grįžtant, pareiškia, sakau, tai įtraukti eilutę, įsidėti dabar, kad pirkinys tam negali būti daugiau 490 eurų. Kam jis tokia nesąmonė rašo? Tai čia supranti, tai čia vat... Čia įstatymas yra, kad negali būti ilgalaikio turto perkama iš tų paraminių pinigų. Tai sako, gerai, tai rašykim, negalim pirkti ilgalaikio turto, taškas. O toliau klubai nusisprendž, kas yra ilgalaikis turtas. Ar 100 eurų, ar 500 eurų, ar 1000. Sako, ne, viešųjų pirkimų įstatymas, kurį visi gerai žinot, čia to neleidžia. Šiaip tai ne viešųjų pirkimų įstatymas tą apribojo, yra būtent biudžetiniam įstaigom, kas virš 500 eurų yra pagrindinė priemonė. Bet tai tik liečia biudžetinis įstaigas. Klubai tai nėra biudžetinės įstaigos. Ir klubai nusistato savo tą ilgalaikio turto ribą, kokią tik tai nusprendžia kaip protinga ir teisinga. Tai čia nėra bėdos. Tai aš ir jokiuosi, sakau, tai jeigu jūs dabar daro taip, kad dabar šaulys negalės nusipirkti šautuvą, nes jūs dabar apribojęs tokiais dalykais, tai vėlgi, ir tą programą pagvildenus, ten pinigai atlyginimam, komandiruotėm, o kad sportininko bazė, tai ne. Tu pavyzdį, sūnus sportuoja su štanga. Štangos grifas 1000 eurų sertifikuotas. Štanga. Pagal tai ilgalaikis turtas ir negalės pirkti. Ir čia jau ilgalaikis turtas, jau čia apsio negali pirkti, jau čia tragedija. Tai ką darysiu? Tikėkime, kad viskas pasikeis jūsų dėka biržuose, ar ne? Mes irgi tikimės, kad pasikeis į gerąją pusę, kad nereikės politikam knaisiotis po triusikos, kad bus galima dirbti biržų, visų biržiečių, biržų krašto žmonių labui, o ne žiūrėti savo asmeninius interesus, savo partijų interesus, ar ten, nežinau, dar kokius kieno interesus. Priminsiu, jog mes viešėjome biržus ir kalbėjome su Biržų rajono tarybos nariu, judėjimo Biržų apgynimas vadovu Liutauru Varikoju. Ačiū Jums, linkiu sėkmės. Dėkui Jums. O žiūrovams dėkoju už dėmesį, susitiksime kitą kartą. Viso gero. Viso gero.